8 skyriaus 1 dalelė elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taikomi reikalavimai ir draudimai. Elektrinė mikrojudumo priemonė. Kas tai? Na tai jau kaip suprantame, elektrinė įvairiausia priemonė, nuo paspirtuko iki kažkokio tai riedžio, kur galia nedidesnė kaip 1 kW, o greitis nedidesnis kaip 25 km/h. Tai elektrinė mikrojudumo priemonė. Jeigu jinai galėtų važiuoti greičiau negu 25 km/h arba turėtų daugiau galios nei 1 kW, jinai jau būtų mopedas, motoroleris ir jau būtų numeriai, technikinė, draudimas ir taip toliau. Na tai yra panašu į dviratį, bet skirtumai kai kurie yra. Tai su elektrinė mikrojudumo priemonė galima važiuoti dviračių takais, dviračių juostomis, kelkraščiu ir galima važiuoti važiuojamąją kelio dalimi. Dviratis gali važiuojamąją dalimi važiuoti tik jeigu neturi kito varianto, kito pasirinkimo. Taigi su paspirtuku gali važiuoti tik 16 metų asmenys. Nuo 14 metų asmenys su mikrojudumo priemonėm gali važiuoti, jeigu išklausė specialų kursą ir gavo pažymėjimą apie tai, kaip reikia dalyvauti eisme. O gyvenamojo namo kieme amžius neribojamas, gali ir jaunesni važinėtis, bet jeigu jie yra jaunesni kaip 10 metų, gyvenamo namo kieme privalo žiūrimo asmens suaugusio važiuoti. Tai reiškia, bendrai eisme dviračių takų gali važiuoti tik nuo 16 metų su mikrojudumo priemonė, su paspirtuku, arba nuo 14 metų, jeigu turi išduotą leidimą. Na, mikrojudumo priemonė privalo tinkamai veikti. Turi turėti tvarkingą stabdį, garso signalą, baltos šviesos žibintą priekyje, raudonos šviesos žibintą gale, taip pat iš abiejų šonų oranžinį šviesos atspindinčius elementus. Jeigu su mikrojudumo priemonė važiuojama yra važiuojamąją kelio dalimi, privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba turi priekį degti baltas žibintas, o gale raudonas žibintas. Jeigu važiuojat tamsiuoju paros metu, tai turi būti ir žibintas priekį, ir žibintas gale, ir papildomai dar ryškiaspalvė liemenė privato dėvėti, važiuodami keliu. O kelias yra visi elementai - ir dviračių takas, ir kelkraštis, ir dviračių juosta, ir važiuojamojo kelio dalis. Na ir jaunesni kaip 18 metų mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo važiuoti su uždėtu ir užsegtu šalmu. Na, o vyresniems kaip 18 metų šalmas yra rekomenduojamas mikrojudumo priemonėm. Bet jeigu net ir nuo 18 metų važiuoja keliu, tai tada privalomas šalmas yra. Net ir suaugusiam žmogui važiuojant važiuojamąją dalimi privalomas šalmas. Na, rekomenduojama yra turėti ir kitas kūno apsaugas, pavyzdžiui, alkūnės, kelių apsaugas ir kita. Pavyzdžiui, kai einate į motociklo egzaminą, tai būna reikalinga alkūnių apsaugos, kelių apsaugos, pirštinės, rankų apsaugos, tinkami batai, šalmas. Važiuoti elektrinė mikrojudumo priemonė leidžiama tik dviračių takais, pėsčiųjų ir dviračių takais, dviračių juostomis, o kur jų nėra, tam tinkamų kelkraščių. Na ir kai nėra tų variantų, kur daugiau važiuoti, tada galima važiuoti šaligatviu arba važiuojamąją dalimi. Jeigu yra šviesoforas su dviračio simboliu, tai ir mikrojudumo priemonių vairuotojai vadovaujasi tuo dviračio simboliu. Na, elektrinio mikrojudumo priemonių vairuotojams draudžiama. Draudžiama važiuoti šaligatvį savivaldybės tarybos ar jo įgaliotos asmens nustatytose vietose. Uždrausta būna tam tikra teritorija, ten paspirtukai yra draudžiami ir panašios priemonės. Draudžiama važiuoti pėsčiųjų takais, draudžiama važiuoti važiuojamąją dalimi, išskyrus numatytus punktai, kai nėra kito varianto. Draudžiama važiuoti automagistralėse, greitkeliais, draudžiama per pėsčiųjų perėjas. Na, čia visos tos dauguma taisyklių, jau nebeminėjau antrą kartą, galioja kaip ir dviračių vairuotojams. Draudžiama važiuoti su mikrojudumo priemonė didesniu kaip 20 km/h greičiu. Nors leistinas greitis gali būti maksimaliai 25, bet jos važiuoti gali nedidesniu kaip 20 km/h greičiu. Na, o kitos visos taisyklės tos pačios kaip ir dviračiams. Viskas tas pats mikrojudumo priemoniai. Praėjom tokį apynaujį skyrių, tai reiškia 8.1 dalelė elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taikomi reikalavimai ir draudimai.